Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Penktadienis, vasario 16 diena. Sveikinu visus su mūsų valstybingumo švente. 1918 metais buvo pasirašytas mūsų laisvės aktas, nepriklausomybės aktas. Iš tiesų tai irgi yra labai svarbu mūsų ir krikščionių gyvenime. Nepriklausomybė nuo ko? Nuo uzurpatoriaus, nuo okupanto, nuo išorinės kažkokios tai jėgos. Ir būtent ir priklausomybė tam kraštui, tai tradicijai, priklausomybė tam tikėjimui, priklausomybė tai kultūrai, priklausomybė tai bendruomeniai. Ir būtent čia yra irgi svarbu surasti save. Todėl, kaip ir vakar minėjau, mes išeiname į dykumą. Mes dykumoje tarsi atsisakome visų šitų priklausomybių. Mes išeiname su meile. Su meile atrasti save ir atrasti viešpatį. Taigi šios dienos evangelija yra pagal Matą. Prie Jėzaus priėjo Jono mokiniai ir paklausė, Jono Krikštytojo čia mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasnikaujame, o tavo mokiniai nepasnikauja? Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų ir tada jie pasnikaus. Taigi toks trumputis Viešpaties žodis. Ir kas tai yra tas pasnikas? Jono mokiniai ir fariziejai pasnikauja pagal žydų tradiciją, o koks mūsų katalikų, mūsų krikščionių šiandienis pasnikas yra? Ir Jėzus pabrėžia labai aiškiai vestuvės. Argi gali būti taip, kad per vestuves, kol vestuvėse yra jaunikis, žmonės pasnikaut. Žmonės iš tikrųjų džiaugiasi gyvenimu. Ir čia Jėzus kalba apie tą laikotarpį, kada jis gyveno žemėje. Ir jis primena mums, kad ateis ta diena, kada jis įžengs pas savo dangiškąjį tėvą. Ir visa bažnyčia lauks jo kaip jaunikio sugrįžimo. Ir dabar tas yra laikotarpis, nebūtinai gavėnia, bet visas mūsų laikotarpis yra iki jo antrojo atėjimo, iki jo sugrįžimo laikų pabaigoje. Tai yra pasnikas, aš trokštu tavęs. Aš turiu suprasti, kad tu esi mano pagrindinis maistas. Ir nors mūsų tradicija kalba, ir kur 2 ar 3 mano vardu, aš esu jūsų tarpe. Ir bažnyčiai visada per mišias kunigas 4 kartus pasako, viešpat su jumis, ir visi atsako ir su tavimi. Bet čia yra kalbama, kad mes tikėjimu žinome, kad jis yra su mumis. Jis yra su mumis, bet dėka tikėjimo, dėka tos malonės. Bet mes turime jį atrasti tame slėpinyje, toje paslaptyje, toje kelionėje, toje dykumoje, kur tarsi nieko nėra, atrasti tą, kuris iš tiesų yra. Ir čia atradimo pagrindinis dalykas yra tas pasnikas, tas mano troškimas, ta teisinga kryptis, ieškoti gyvojo Dievo veido. Būkite palaiminti, ieškokite to, kuris mus myli. Gavėnios kelionė.